svarbi tema. Tai Modestai žodis jums. Jei kas turėsit klausimų, tai tiesiog po pranešimo galit užduoti, galit ir rašyti į pokalbių laukelį, pagarsinsim, arba tiesiog kelti ranką ir gyvai užduoti klausimą. Tai Modestai žodis jums. Štai skaidrės matom gerai. Labadiena. Taip gražiai mane čia pristatė ir aš noriu pasakyti taip. Jūs paminėjot sporto klubą RL Gym, todėl gal pradėsiu nuo to, kad pristatysiu šio nuostabaus klubo veiklą. Taip, sporto klubas RL Gym yra sveikatingumo centras, vienas iš pirmųjų Utenoje, Basanavičiaus 56 adresas, kuris savo veiklą vykdo jau 21 metus, apima įvairaus amžiaus grupės, vaikus, suaugusius, seniorus ir neįgaliuosius, kas yra ypač... Atsiprašau, Modestai, dabar matom nebe skaidrės, jeigu norit skaidrės rodyti, ekraną matom. Tiesiog. Taip. Va, dabar skaidrės, gerai. Gerai. Taip, kasmet organizuoja sportinės varžybas, čempionatus, seminarus, įvairias stovyklas. Yra įvairių projektų, iniciatyvų organizatorius bei gyvendintojas. RL Gym sporto klubas ir ilgametis Juventus krepšinio komandos, Utenos Utenio futbolo komandos ir kitų Utenos rajono savivaldybės profesionalių sportininkų, jaunimo organizacijų bei mokyklų rėmėjas. RL Gym sporto klube sportuoja visas Utenos profesionalus jaunimas. Ką tai pasako? Tai pasako, kad pas mus yra pilnai paruošta puikia nuostabi bazė ir, kaip žinot, profesionalai visada renkasi geriausiai. Darbas su vaikais yra bene vienas ir pats atsakingiausias. RL Gym fitneso akademijos tikslas – pakloti sveiko gyvenimo būdo pamato kuo ankstesnėme amžiuje. Išmokyti taisyklingai sportuoti, spręsti laikysenos, ortopedinės, viršsvorio, mitybos problemas ir užauginti jauną, stiprų, pasitikinti savimi jaunimą. Džiaugiamės matydami kiekvienais metais didėjančias sportuojančių moksleivių gretas. 2024 metais rudenį pagal neformalų švietimo programą jau užregistravome net 320 vaikų. Taip pat sporto klubas RL Gym organizuoja vaikų poilsio fizinio aktyvumo ir anglų kalbos įgūdžių lavinimo vasaros stovyklas, kuriuose per paskutinius 2 metus dalyvavo net 700 Utenos rajono savivaldybės vaikų. Siekiant sudaryti kuo palankesnės sąlygas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumui vasaros metu. Sporto klubas RL Gym nuolat vykdo švietėjišką veiklą Utenos mokyklose, kurios metu veda taisyklingos laikysenos, sveikos mitybos seminarus. Taip, mūsų sporto klubą lanko taip pat daugiau nei 80 aktyvių neįgaliųjų, tame tarpe ir vaikų. Turime žmonių ir su labai sunkia negalia. Per 3 metus jų turėjome virš 170 ir jie tapo tarsi mūsų šeimos nariais. 2020 metais spalio mėnesį Utenoje vyko 20-asis Lietuvos ir Latvijos kultūrizmo ir fitneso čempionatas, kurį taip pat organizavo sporto klubas RL Gym. RL Gym tapęs Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos nariu inicijavo į čempionatą įtraukti neįgaliųjų kategoriją. Ir pirmasis čempionas kaip tik yra šio klubo sportininkas Darius Linka. Ir džiaugiasi be abejo galimybę dalyvauti čempionate, kuris įkvėpė dar aktyviau sportuoti. Jis tapo Lietuvos kultūrizmo ir fitneso kategorijos nugalėtoju. Silpna Lietuvos ekonomika bei nepakankama teisinė bazė trukdo realiai užtikrinti lygias galimybės, nes neįgaliesiems reikia pritaikytos aplinkos, sporto inventoriaus ir sporto bazių bei specialiai parengtų trenerių, asistentų, lyderių. Savo veiklą sporto ir sveikatingumo centras siekia visavertės ir kokybiško žmonių su negalia integracijos į visuomenę per judėjimą ir fizinę veiklą, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas, treniruotis, sportuoti, būti fiziškai aktyviems, įtraukti juos į Lietuvos sportinį judėjimą, sudaryti sąlygas, dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose, garsinti Utenos miesto vardą. Tarp kitko noriu paminėti, kad šių metų gegužės 18 dieną, kaip tik Utenoje, sporto klubas RL Gym kartu su Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacija organizuoja atvirą Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionatą. Taip kad visus kviečiu gegužės 18 apsilankyti Utenoje.
Taip. O dabar mes pradėsim nuo laikysenos. Taisyklingos laikysenos įtaka mūsų sveikatai. Be abejo, iš pradžių šnekėsime apie taisyklingą laikyseną, paskui tikrai užsiminsim apie netaisyklingą, nes tai kaip brolis ir sesuo. Ir iš principo, kas yra laikysena? Tai yra kūno padėtis, kurią palaikome išlaikydami pusiausvyrą tarp raumenų ir jos veikiančios gravitacinės jėgos. Nesvarbu, ką bedarytume, stovėtume, sėdėtume ar gulėtume, gravitacija veikia sąnarius, raiščius ir raumenis. Taisyklinga laikysena padeda šią jėgą paskirstyti tolygiai, kad pernelyg apkrauta nebūtų nei viena kūno dalis. Iš principo galiu pasakyti taip, kad tai yra, mūsų kūnas tai yra viena grandininė reakcija. Ir jeigu, sakykime, vienas ar kitas raumenukas pasiduoda, tai yra jau disproporcija, disharmonija ir taip toliau. Taisyklingos laikysenos svarba sveikatai. Taip, ir dabar tiesiog galbūt smulkiau pabandysiu šiek tiek paaiškinti. Taip, pirma, tai užtikrina, kad sąnariai, stuburas ir kaulai būtų labai tinkamoje padėtyje. Antra, užtikrina, kad raumenys būtų naudojami veiksmingai ir tikslingai, nes jų paskirtis, raumens paskirtis yra judėti. Pasakysiu taip, kad raumuo atrofuojasi arba tiesiog mažėja po 4 parų neveiksnumo. Todėl mes visada turim jam duoti krūvio. Sumažina ankstyvo ir greito sąnarių paviršiaus susidėvėjimo riziką. Taip, kaip bebūtų keista, bet jeigu mes mažai judame, mūsų sąnariukai susidėvi. Ir netgi stipriau negu atliekant tam tikrus judesius ir visą kitą. Nes mes norim ar nenorim, bet su amžiumi mūsų sakykime, sąnarių skystis mažėja, o sąnarių skystis gaminasi tik tai judėjimo metu. Nepriklausomai ar tai būtų kelio sąnarys, ar būtų alkūnės sąnarys ir taip toliau. Taip, taisyklinga laikysena sumažina krūvį, kuris tenka stuburo raiščiams, tenkančią apkrovą. Tai yra labai paprastai, sakykime, aplink mūsų, kaip pavyzdys, kelius yra raiščiai ir, sakykime, jeigu mes jiem neduodam krūvio, mes treniruodami, sakykime, tam tikrus raumenukus, mes taip pat treniruojam raiščius. Ir jie atlieka kaip pagalbinę funkciją. Su raiščiai situacija yra tokia, kad, sakykime, raištis turi tokią savybę, jeigu raištis patempiamas, tai jisai negrįžta atgal, jisai ir būna toks paslankus, nėra tokio gumos principo. Kai būna, kad gumą ištempėm ir grįžam, su raiščiais yra truputį kitaip. Jeigu mes patempėm arba ten įplyšo, įtrūko raištis, tai iš principo be abejo jisai sugyja su laiku, bet grįžti tą tokią standartinę padėtį pradinę jisai nelabai pajėgus. Toliau, neleidžia stuburui užfiksuoti, neleidžia tiesiog stuburui būti nenormalioje padėtyje. Jeigu pas mus nėra jokio raumeninio balanso, sakykime, mūsų laikysena pakankamai tvarkinga ir taip toliau, mes tiesiog neduodam papildomos apkrovos mūsų stuburui. Nes stuburas tai yra mūsų ašis, viena iš kertinių ašių, įtakojant ir pačią laikyseną. Todėl, jeigu pas mus su taisyklinga laikysena viskas gerai, mes neduodam papildomos apkrovos mūsų stuburui. Bereikalingos. Taip pat apsaugo raumenis nuo išsekimo ir susilpnėjimo. Čia tikrai įdomi tema, nes turint omenyje, kad mūsų raumenys yra skirti darbui ir jeigu jie negauna krūvio, be abejo, jie silpnėja. Ir, sakykime, darant kažkokį tai, skirtingą judesį, nei, pavyzdžiui, mes įpratę, arba tiesiog mes savo kūną ištraukiam iš komforto zonos ir pastatom jį į kitokią padėtį. Dažnai, kadangi mūsų kūnas nesiadaptavęs, mūsų raumenukai tokioj padėtį neadaptuoti, jie dažnai gali patirti traumas. Taip, sumažina sausgyslių patempimo riziką, apsaugo nuo traumų ir sužalojimų. Kaip ir minėjau, mes duodam krūvį, bet be abejo krūvis turi būti sąlyginai protingas
nepriklausomai, sakykime, kokį judesį mes darytume, ar mes darytume judesį slidinėjime, ar mes darytume sporto salėje. Be abejo, visur yra rizika kažkokia gauti traumą, bet jeigu pas jūs taisyklinga laikysena, nėra disproporcijos jūsų raumenyne, organuose ir taip toliau, ta rizika gauti traumas yra žymiai mažesnė. Taip, sumažina nugaros skausmų kėlimo riziką. Apie nugarą mes šiandieną šnekėsim pakankamai nemažai ir parodysiu netgi skaidrėse tam tikras stuburo linijas. Tai be abejo, iš principo taisyklingai laikysenai pagrinde reikia 3 dalykų. Stiprios nugaros, stipraus pilvo preso ir stiprių sėdmenų. Tai yra 3 kertiniai akmenys, ant kurio pagrinde laikosi plius minus laikysena, taisyklinga laikysena, aš noriu paminėti. Ir be abejo, paskutinis punktas tai yra gerina mūsų išvaizdą. Be abejo, žmogus turintis taisyklingą laikyseną, nesusikūprinės, nesusilietęs, be abejo, jis visada atrodys tiesiog gražiau. Taip, ir kaip sakiau, prie brolio mes pridedam sesę, tai yra netaisyklingos laikysenos neigiamas poveikis. Ir dešiniai matot skaidrę, kad žmogaus stuburo iš nugaros, tai yra 2 pagrindinės vietos, kuriuose dažniausiai atsiranda skausmas. Tai yra kaklinė sritis ir juosmeninė dalis. Juosmeninė dalis tai dažniausiai būna 4-5 slankstelis, nes jai tenka didžiausias krūvis. Ir, sakykime, kaklinė sritis, kas yra labai aktualu šiuolaikiniam ir jaunimui, ir ne tik jaunimui, arba ir žmonėm, kurie daug sėdi prie kompiuterio, ir kaklas visada pavirtęs šiek tiek į priekį. Nuo tokio ištisinio sėdėjimo jūs galite tiesiog turėti labai didelių bėdų, netgi iki išvaržos, bet apie išvaržą šiek tiek vėliau. Taigi, netaisyklingos laikysenos neigiamas poveikis sveikatai. Tai be abejo, raumenų disbalansas. Jeigu mes neturim normalaus balanso organizme, raumenyne, tai be abejo galimos bėdos. Pagreitinti stuburo susidėvėjimą. Taip, faktas. Jeigu mes netaisyklingai sėdime, netaisyklingai lenkiamės, netgi netaisyklingai stojame arba keliamės nuo žemės, yra visada rizika pažeisti, sakykime, mūsų stuburą. Padidinti kaklo, pečių ir nugaros skausmų riziką. Kaip ir sakiau, jeigu mes ištisai lenkiamės iš kaklo srities ir svorio centras krypsta šiek tiek į priekį, tai yra rizika patempti kaklo slankstelius, taip pat įtampa didžiulė mūsų nugaros viršutiniai daliai, arba kitaip vadinamam trapeciniam raumeniui. Sėdimoje pozicijoje mes labai išsivedam viršutinę nugaros dalį į priekį ir tada mes turim didelių problemų. Apie šitą poziciją aš papasakosiu dar daugiau kitose skaidrėse. Taip, sumažina kūno lankstumą, faktas. Jeigu mes įtampoj, mūsų kūnas nėra toks paslankus. Kita sritis tai yra pusiausvyra. Be abejo, jeigu pas mus, sakykime, yra disbalansas, tai yra automatiškai yra galimos bėdos su pusiausvyra. Nes, sakykime, mūsų vestibuliarinis aparatas, mūsų motorika labai stipriai įtakoja tą judesį. Kitas punktas tai yra sutrikdyti virškinimo sistemos veiklą. Atrodo labai keista, bet taip, tai tiesa, ypač sėdimoje būsenoje. Kada mes sėdim, kada mes labai susikūprinam, mes skrandį suspaudžiam ir automatiškai mes labai turim, tiesiog skrandžiui yra žymiai sunkiau virškinti ir taip toliau. Apsunkinti kvėpavimą. Kaip tai susiję, pavyzdžiui, su sėdėjimu? Jeigu mes linkstame į priekį, petukus mes suvedame taip pat į priekį, tai reiškia, kad mes savo plaučiukus tiesiog spaudžiame, krūtinės ląstą spaudžiame ir pasekoje tiesiog mes šitaip, net nepagalvodami, apsunkiname savo kvėpavimą. Toliau. Taip.
Toliau, labai įdomus dalykas – sėdmenų amnezija. Nežinau, ar jums teko girdėti ar ne, bet iš tikrųjų tai yra sutrikimas, arba kitaip kalbant, negyvų sėdmenų sindromas, kai vidurinis sėdmens raumuo pradeda tiesiog nebegalėti funkcionuoti. Tai gali atsitikti, jei pernelyg daug laiko praleidžiate sėdėdami. Kadangi vidurinis sėdmenų raumuo prastai padeda stabilizuoti dubenį, o dubuo tai yra mūsų svorio centras, kas yra labai svarbu, tai sėdmenų amnezija gali sukelti tiesiog apatinės nugaros dalies ir klubų skausmą. Pasekoje kelių ir čiurnų problemas, nes organizmas bandys kompensuoti šitą disbalansą. Tiesiog svorio centro pasiskirstimai, tiesiog įtakoja. Ir kada mes ištisai sėdime, tie procesai truputį visai kitaip ir sulėtėja ir kraujotaka, ir taip toliau, ir pasiskirstimas kraujo, mes neužpildom natūralaus kraujo pasisavinimo ir galimi, sakykime, kojų tirpimai ir taip toliau. Tai norint išvengti be abejo sėdmenų amnezijos, pirmiausia rekomenduoju reguliariai pakilti nuo kėdės. Mano nuomonė, maksimalus sėdėjimas kėdėje yra 45 minutės. Ne veltui pas vaikus pamokos trūksta 45 minutės. Ir be abejo, pirmas dalykas, ką jūs turite padaryti, tai pasivaikščioti. Tiesiog išeiti iš tos užsisėdėjimo zonos, kad sakykime, jūsų kraujotaka pradėtų judėti natūraliai. Ir be abejo, sakykime, atlikti kelis raumenų tempimo pratimus. Be abejo, iš sėdimos pozicijos tai gali būti rankų pakelimai, iškelimai rankyčių į viršų ir taip toliau. Gale paskaitos galėsiu netgi ir parodyti kelius. Ir to pasekoje mes iš karto suaktyvinam mūsų visas natūralias organizmo reikalingas funkcijas. Nes sėdėjimo padėtis tikrai nėra geriausia padėtis. Ir štai čia kaip tik vienas iš pavyzdžių, mano akimis pats blogiausias pavyzdys, kada mes matome kojytes pakištas po kėdę, kas yra labai tikrai labai nedėkinga padėtis mūsų ir dvigalviam žasto raumeniui, tai jeigu kalbant paprastai, tai yra galiniai kojų daliai, didžiulė įtampa keliam, matom dubens didelį pasvirimą, tiesiog toks pusiau gulimas sėdėjimas. Tai be abejo, vidaus organų suspaudimas, širdies suspaudimas. Pavyzdžiui, kas turi, sakykime, bėdų su dideliu kraujospūdžiu, tokioje pozicijoje tiesiog negalima iš viso sėdėti, susikūprinus. Plius matom mes galvą pakeltą, palinkusiai į priekį, kas irgi sukelia didelę apkrovą jūsų kaklo slankstelę. Bet kitas dalykas dar yra tai, kad, sakykime, čia parodyta klaviatūra pakankamai toli nuo jūsų, ne? Kaip pavyzdys, ir tai reiškia mes visada iškeltom rankytėm ir jeigu mes norim pasiekti, tai mes automatiškai traukiam rankytės į priekį, o tai reiškia iš karto svorio centro pasiskirstimą netaisyklingą. Pagal visas taisyklės kompiuteris turėtų būti akių lygyje. Kas liečia sėdėjimo, taisyklingas sėdėjimas yra tada, kada, sakykime, kojytės nepakištos po savim, tada ta pati kraujotaka žymiai lengviau išsivaikšto kraujas į visus raumenukus, ir ten, kur reikia, visas galūnės ir visa kita. Ir, sakykime, žymiai tiesesnė nugara negu čia dabar parodyta, todėl kad tai yra pati nedėkingiausia pozicija, realiai, pati nedėkingiausia pozicija. Ir jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį šiek tiek į dešinę, tai jūs pamatytumėt žmogų, kuris, sakykime, mažesnėme paveikslėlyje sėdi pakankamai tvarkingai. Kitas dalykas – kėdės aukštis. Manęs dažnai klausia, kaip su kėdės aukščiu. Principe yra taip. Kėdė neturi būti nuleista žemiau jūsų kelių. Jeigu yra nuleista žemiau jūsų kelių, nenustebkite, jeigu su laiku jums tiesiog nei iš šio, nei iš to pradės skaudėti keliai.
Lygiai tas pats važinėjimas su dviračiu, kada, sakykime, kada balnelis yra žemiau kelio. Tai yra didelė rizika, nes labai status kampas ir mes galim tiesiog sužaloti šitaip savo kelius. Taip, ir labai trumpai tada apie sėdėjimą dar. Pavyzdžiui, ilgas sėdėjimas didina kraujo krešumą, trombų susidarimą, kas yra, iš tikrųjų priveda iki labai negerų pasekmių. Ir šie trombai be abejo gali nukeliauti per kraujotakos sistemą į galvos smegenis ir sukelti netgi insultą. Atrodo, paprastas sėdėjimas, bet tai tiesa. Plaučiai. Žmonės sėdintys didžiąją dalį turi dvigubai didesnę riziką atsirasti kraujo krešuliams. Rankos sumažėjęs fizinis aktyvumas didina hipertenzijos ir aukšto kraujospūdžio riziką. Taip, tai yra įrodyta mokslu ir tikras faktas. Skrandis. Pernelyg didelis sėdėjimas, kaip ir sakiau, didina nutukimą, tiesiosios žarnos vėžio riziką. Ir fermentai esantis raumenų kraujagyslės ir vykdantis maisto medžiagų metabolizmą, arba tiesiog virškinimą, nustoja veikti ir tokiu būdu tiesiog sutrikdo jūsų kūno energetinių resursų pasiskirstymo sistemą. Kaklas. Kaip ir sakiau, palenkimo į priekį metu skysčiai, kurie susikaupia, pavyzdžiui, kojose, dienos metu, naktį, mums gulint juda link kaklo. Lygiai tas pats ir gulėjimo metu, ir, sakykime, kada mes vienoj padėty kaklą išlenkia į priekį arba kakliukas pabėgęs į priekį, iš principo lygiai taip pat skysčiai kaupiasi. Tai gali tiesiog sukelti, pavyzdžiui, miego metu, tai miego sutrikimą, apnėją vadinam. Taip pat sukuria kaklo raumenų įtampą ir skausmą. Galų gale skausmą. Širdis. Daug sėdintys žmonės patiria dvigubai didesnį riziką susirgti antro tipo diabetu ir širdies ligomis. Nei tie, kurie tiesiog palaiko sveiką gyvenseną, sveiką judėjimą. Mano akimis tai yra pats geriausias dalykas šiai dienai, tai yra judėjimas bet kokią formą, vaikščiojimas, greitas ėjimas. Nugara. Taip, be abejo, ilgas sėdėjimas stipriai apkrauna stuburą. Ilgainiui tai gali sukelti tiesiog stuburo diskų spaudimą. Mes apie juos pašnekėsim truputį vėliau. Nugaros raumenų įtampa. Ir todėl staigus kūno raumenų, kūno judesių įtampa pavojinga jūsų ir grėsia tiesiog susižaloti. Aš netgi turiu atvejų, kada žmonės sakydavo, kad aš kėliau kavos puodelį ir pas mane atsirado išvarža, prasidėjo skausmas. Be abejo, nuo kavos puodelio mes negausim išvaržos, bet jeigu mes, sakykime, lenksimės ištiestą nugarą netaisyklingai. Taip, tai gali kažkiek įtakoti, bet įtakos tikrai ne kavos puodelis, o įtakos, kad jau jūsų stubriukas buvo ir taip ant ribos, ir trūko tik tai kažkokio galbūt statesnio kampo, kuris įtakojo jūsų išvaržą. Kojos. Sėdint skysčiai, kaip ir sakiau, išsilaiko kojose, o sveikas judėjimas tiesiog padeda išpumpuoti skysčius po visą organizmą. Tai, aišku, įtakoja ir limfos veiklą ir taip toliau. Be abejo, vienas iš paprasčiausių judesių, pavyzdžiui, sėdint, kada mes, aišku, nepakišę kojyčių po savim, o tiesiog iškelti kojų pirštus ir tiesiog su kulniukais padaužyti. Tiesiog, kad sujudinti šiek tiek limfą, kad jinai truputį duotų tokio, kaip čia pasakyti, judesio jūsų limfai. Pėdos. Ilgas sėdėjimas taip pat gali būti, kojų tirpimo priežastis. Pėdos, tai irgi atskira tema, galima sakyti, nes tai labai stipriai įtakoja jūsų, sakykime, kojoms. Taip, ir prieš tai užsiminiau apie telefoną. Jūs kaip tik matote skaidrėse žmonių kaklo srities kampus. Ir be abejo mūsų draugas telefonas.
Ir vienoje iš pirmų skaidrių iš žmogaus pozicijų mes matom, kad žmogus stovi tiesiai. Netgi ir stovint tiesiai mes apkrauname kaklo sritį 4,5 kg svorio. Ir paskui pasižiūrėkim patį maksimaliausią mūsų kampą, tai yra 60 laipsnių kampas, jau įtakojama, apkraunama mūsų kaklo sritis 27 kg. Na, jūs pabandykite įsivaizduoti, jeigu ant jūsų kaklo uždėjus 27 kg gyrą, patikėkit manim, tai yra ką veikti. Bet, kaip bebūtų keista, mes tokius svorius nešiojame. Kuo mūsų galvytė labiau palinkusi į priekį, tuo mūsų apkrova, mūsų nugaros viršutiniai daliai, mūsų kaklo ypač didėja. Todėl, turint omenyje, kad dabar mano akimis tai yra didžiulė rykštė, nes dabar iš tikrųjų ateina pas mus, kaip ir sakiau prieš tai, labai daug jaunimo ir tai yra problema, kuri, manau, iš tikrųjų gali labai stipriai atsiliepti, nes yra netgi tokių atvejų, galbūt net ir nepataisomų, nes jeigu mes iš net ne kaklinės srities, o pečių srities, jeigu mūsų kampas peržengia 22 laipsnių kampą ir, kaip sakant, ir kauliukai, ir raumenukai užsifiksuoja, viskas. Tai yra visam gyvenimui. Tai nepakeičiama. Aš visada jauniems žmonėms tai bandau išaiškinti, kad neatsitiktų tokia nelaimė. Maksimum, ką galima padaryti tokioje situacijoje, tai sakykime, šiek tiek užtrumpinti galbūt kaklo raumenis, bet pečių juostos mes praktiškai nebelabai galim pakeisti. Bet be abejo, tai jau turi būti toksai didelis procesas, kad jau taip stipriai išlinktų nugarytę, bet iš tikrųjų yra tokia atveju. Taip, nugaros skausmų priežastys, kaip ir smulkiau pasakiau prieš tai, bet dabar apibendrinsiu. Stuburo patologija, netaisyklinga laikysena, neurologiniai visokie uždegimai, medžiagų apykaitos sutrikimai, augliai, infekcijos židiniai ir kitos ligos traumos. Be abejo, šias ligas galima diagnozuoti atlikus tam tikrus testus, rentgenu, magnetiniu rezonansu. Dažniausiai nugaros skausmai atsiranda dėl tarpslankstelinių diskų degeneracijos arba tiesiog pokyčių, kuri vyksta be abejo su amžiumi. Tarpslankstelinių diskų skaidulinėme žiede atsiranda įtrūkimų, jis susilpnėja ir tiesiog drebutiniam branduoliui spaudžiant susilpnėjusios skaidulos sienelė, ji tiesiog išsigaubina, taip vyksta išvarža. Dabar kas liečia amžiaus. Jau nuo 25 metų mūsų kauliukai po truputį retėja. Ir jauniems žmonėms dažnai labai keistai atrodo, kada aš paklausiu nuo kelių metų sensta žmogus ir kai pasakau, kad nuo 25 jiem visada būna toksai lengvas šokas, nes 25 metai, sutikim, dar tikrai jaunas žmogus, bet ta prasme, tam tikri jau senėjimo pradžios procesai prasideda praktiškai nuo 25 metų. Ir štai čia mes matome keletą taisyklingos ir netaisyklingos laikysenos variantų. Dešinėje pusėje nuo manęs yra taisyklinga laikysena ir paskui matome dar kitus 4 variantus, kur sakykime, jau žmogus turintis problemų. Pavyzdžiui, atkištas kaklas, be abejo, jau galima sakyti, kad, sakykime, žmogus greičiausiai laiko telefoną pakankamai į priekį ir svyra grynai iš kaklinės srities. Taip, kupros atstatymas. Čia jau, kaip aš sakau, šio amžiaus rykštė, nes dažniausiai mes telefoną leidžiam į apačią ir riečiamės iš pečių srities, iš tarpumentės ir taip toliau. Juosmens išlenkimas. Iš vienos pusės atrodo kaip ir viskas gerai, bet
juosmeninį daly mes matom ryškią lordozę. Tai yra, kada mūsų juosmeninė dalis labai stipriai pakrypus į priekį. Nes mūsų stuburas yra, kaip aš vadinu, kifozė, lordozė ir taip toliau. Kifozė tai yra, kada mūsų, pavyzdžiui, dažnai būna sutrikimas, ypač tie, kurie sėdi daug prie kompiuterio, prie telefono, kada krūtinė tiesiog krenta į vidų toks. Lordozė yra kaip tik atvirkščiai, dažniausiai jinai būna juosmeniniai daly, kada mes labai stipriai išsiriečiam ir mums atrodo, kad mes labai taisyklingai stovam. Bet ir vienoje ir kitoje srity mūsų stuburo slanksteliai gauna didžiulę apkrovą. Ir be abejo atlašta nugara, kas yra labai negerai, nes apkrova taip pat matot juosmeniai, ypač didelė apkrova juosmeniai. Ir tada dar labai trumpai. Skaidulinis žiedas, kaip pažeidžiamas, arba iš principo, kai branduolys išeina iš disko, atsiranda vadinama disko išvarža. Dažniausiai be abejo tai atsiranda užpakalinėje stuburo dalyje ir čia praeina nugaros smegenys ir nervų šaknelės. Ir be abejo išsigaubęs skaidulinis žiedas, atitrūkusi skaidulinio žiedo dalis ir ar išsiveržęs disko branduolys užspaudžia nervo šakneles. Ir tai be abejo sukelia didžiulį skausmą. Dabar, kas liečia skausmą, mano nuomonė yra tai, kad iš kažkuria prasme tai ir nėra labai blogas dalykas. Ta prasme, kad mano nuomonė, jeigu žmogus nejaustų visiškai skausmo, tai manau, kad jisai tiesiog baigtų savo galbūt gyvenimą šiek tiek anksčiau, nes jūs dabar pabandykite įsivaizduoti, jeigu jums neskauda nugaros, o pas jūs viduje yra bėda. Tai jinai tik tai progresuoja. Kada mes jaučiam skausmą, tai yra signalas, kad su mūsų kūnu, su mūsų organizmu kažkas yra ne taip ir mes tada darom tam tikrus žingsnius. Ar einam pas kineziterapeutą, ar mes einam pas kažkokį kitą specialistą ir taip toliau. Bet čia yra dar kitas reikalas. Pavyzdžiui, jeigu mes pažeidžiam stuburo kaklinę dalį, tai skauda dažniausiai kaklą. Pradeda skaudėti kaip ir kaklą. Bet skausmas su laiku pereidinėja į petį, į mentę, į ranką, į galvą. Ir kaip sakant, gali nei iš jo, nei iš to, pavyzdžiui, pradėti tirpti 3 pirštai. Tiesiog nei iš jo, nei iš to. Tai gali būti, be abejo, kraujotakos bėda, bet gali būti ir bėda jūsų kaklo srityje. Tai yra labai svarbu. Kuo jūs anksčiau tai pastebėsit, tuo, sakykime, pasiekmes gali būti, netokios liūdnos. Jeigu pažeista stuburo asmeninė dalis, be abejo, skauda juosmenį. Ir labai dažnai tiesiog pereina į kojas. Gali atsirasti be abejo rankų, kojų raumenų silpnumas. Ir be abejo gali prireikti netgi chirurginės pagalbos. Kada manęs dažnai klausia, kas liečia stuburos operacijos, aš visada sakau, kol jūs galite judėti ir tai, tiesiog jau, kaip sakant, labai neįtakoja tas skausmas jūsų gyvenimui, vis tik bandykite savo jėgomis spręsti šitą problemą. Gal pradėti judėti, gal eiti pas kineziterapeutą, gal eiti pas trenerį ar dar kažką, nes iš kitos pusės be abejo nugaros arba stuburo operacija yra pakankamai sudėtinga ir ne visada jinai baigėsi gerai. Taip, stuburo skausmams be abejo įtaką turi pėdos forma. Apie pėdos formą tai čia galima netgi atskirą temą daryti. Be abejo, tai yra ir batai, nes jeigu, pavyzdžiui, mes pasirenkame per siaurą avalynę ir mums tiesiog spaudžia pirštukus, sakykime, iš šonų, tai gali įtakoti pirštų deformaciją. Ypač didžiojo piršto. Tikrai matėte ne vieną kartą, kada, sakykime, vienas pirštukas, tiesiog išsisuka. Šitoj situacijoje galima, padėti galbūt, pirmiausia, be abejo, pakeisti avalynę. Tai pirmas žingsnis. Antras žingsnis, galbūt galima tą pirštą šiek tiek treniruoti, tą didįjį pirštą, aš turiu omeny. Jeigu
pavyzdžiui, yra specialios gumos, aš galėsiu paskui parodyti jums, kada mes tiesiog įkišam tarp šitų dviejų pirštų ir tiesiog juos įtempiam. Va šitaip galima šiek tiek įtakoti to vadinamo didžiojo piršto padėtį. Tai yra, liaudiškai šnekant, tiesinti. Kitas reikalas, pavyzdžiui, pėdos kliaudo, tai yra amortizacinė funkcija. Be abejo, mes amortizuojame. Dėl to, sakykime, žmonės, kurie turi plokščius padus, tokio amortizacinio poveikio neturi ir dėl to labai dažnai žmonės turintys plokščiapėdystę skundžiasi stuburo, sakykime, skausmais. Tokiems žmonėms aš nerekomenduoju, sakykime, šokti iš aukšto į aukščio, nes nebus tam tikros amortizacijos. Ir tiesiog jūs turėkite omeny, kada jūs darot šuolį, atatranka visa pereina jūsų stuburiuką. Visa absoliučiai. Ir tiesiog iš karto sutrinka ir stuburo veikla, ir kelio sąnarių veikla gali sutrikti. Ir be abejo raumuo. Vienas iš mūsų gelbėtojų, mūsų taisyklingos laikysenos. Šie raumenys principe turi būti stiprus. Ypač didelį vaidmenį tenka abipus stuburo esantiems raumenims. Tai yra nugaros raumenims. Stuburo formą palaiko ir kiti, be abejo, nugaros srityje išsidėstę raumenys. Taip pat raumenys esantys stuburo priekinėje dalyje, pilvo raumenys. Didelį įtaką turi, nes, sakykime, stiprus pilvas prilaiko mus iš priekio, neleidžia, išeiti į priekį, o nugara laiko iš galinės dalies. Ir, sakykime, pilvo raumenys, su pilvo raumenimis mes kažkuria prasme beveik visada dirbam, nes bet koks liemens judesys automatiškai pajungia pilvo prieso raumenis. Ir nors vienam iš tų raumenų nusilpus, iš karto, kaip sakant, galima laukti rezultato, tai yra skausmo. Nugaroje, stubure ir taip toliau. Ir iš karto deformacija. Ir sekančioje skaidrėje aš jums noriu parodyti, jūs matėte vaikinukus apsirengusius, dabar jūs matote visą gražų vaizdą, jau grinai kaulinė struktūra, tai yra 4 tipai, taisyklinga laikysena ir matot, kokie linkiai yra, sakykime, stuburo. Be abejo, ketvirta pozicija yra labai prasta, 3 pozicija, kur atrodo stuburas tiesus. Ir dažnai žmonės sako, tiesus stuburas tai yra gerai. Tikrai pasiginčyčiau, nes tiesus stuburas nėra gerai, grinai kaip parodytas, visiškai tiesus stuburas. Nes tada labai didžiulė apkrova jūsų stuburo slanksteliams, tarpslankstelinėms diskams, kurie atlieka tą vadinamą amortizacinę funkciją. Dėl to ir duotas toksai, išlinkimas, linkimai ir kaklo srity, ir juosmens srity, kad amortizuotų. Tokiam žmogui be abejo, sportuojant, sakykime, kad ir su svarmenimis, be abejo, tikrai nepatarčiau daryti pritūpimų su štanga. Šokti iš viršaus į apačią. Kelti virš galvos, sakykime, svorį arba namuose kažką, tai viršų stačiu kampu, ta prasme, kada mes keliam iš apačios į viršų. Nes tai yra didžiulė rizika. Sekantis. O čia aš įdėjau ir parodžiau, čia labiau gal aktualu žmonėm, kurie iš tikrųjų labai daug sėdi. Tai yra dubens pasvirimai. Matot, pirmas yra normali laikysena ir paskui jau eina balnas, plokščia nugara, pakumpusi laikysena. Tai dažniausiai yra jau netaisyklingo sėdėjimo, kada mes tiesiog įsitaisome, galbūt, kaip vadinamėm, fotelyje, atpalaiduojam visiškai pilvo raumenukus, mūsų nugara, o degikaulis visas atsileidžia ir mums kaip ir patogu, bet dubenį, patikėkit manim, tai labai nepatinka. Ir svarbiausia, kad tai priveda prie traumų ir didelių traumų. Kaip pagerinti laikyseną? Be abejo, prisiminti kiekvieną dieną apie laikyseną, ypač kai sėdite prie kompiuterio ar televizoriaus.
kad nuo jūsų laikysenos priklauso, nuo jūsų taisyklingos laikysenos priklauso jūsų gyvenimo kokybė. Toliau, reguliarus fizinis aktyvumas ir mankšta. Bet kokia forma. Raumenukai turi gauti darbą. Skirti balanso išlaikymui, be abejo, čia labai tiktų, sakykime, pusiausvyrai lavinantys pratimai, pavyzdžiui, nestabili kažkokia tai, sakykime, arba kamuoliukas, arba boso kamuoliukas. Ta prasme, jeigu kada nors matėte kamuolys, pusiau perpei, kaip aš vadinu, pusinis kamuolys ir įvairios pagalvėlės balansinės. Labai geras dalykas. Ypač, pavyzdžiui, kas ruošiasi slidinėti dabartiniam sezone. Tai ypač svarbu, nes tai didžiulė, be abejo, tai apkrova ir kelio stabilizatoriam, kas yra labai svarbu. Nes kada mes paruošim savo kūną tinkamai, mes ir poilsiaut, pavyzdžiui, slidinėjimo metu galim, saugiau. Nepamiršti tempimo pratimų, giliųjų presų ir nugaros raumenų stiprinimui skirtų pratimų. Nes jie iš tikrųjų gali reikšmingai įtakoti jūsų taisyklingos laikysenos išsaugojimą. Ir norint, kad laikysena būtų taisyklinga, be abejo, negalima pamiršti ir optimalų kūno svorio palaikymą. Šitą temą tai aš galiu kalbėti dieną, dvi. Bet tai yra labai svarbu, nes, sakykime, kažkoks viršsvoris be abejo iš karto įtakoja mūsų laikyseną. Be abejo įtakoja mūsų kaulinę struktūrą, sąnarinę sistemą. Nes, sakykime, kada žmogus daug sveriantis, be abejo apkrova yra ant klubų, didžiulė apkrova yra ant kelio sąnarių. Ir to pasekoj mes tiesiog prisišaukėme bėdų. Ir labai svarbu, kad, sakykime, jūsų darbo vieta būtų, kiek įmanoma, ergonomiškesnė, taip vadinama. Tai be abejo gali padėti tos vadinamos ergonominės kėdės. Sakykime, kurios, prisitaiko prie jūsų kūno pozicijos arba labai dažnai, kada žmogus, sakykime, nusiperka ergonominę kėdę, ir jam nepatogu. O jam nepatogu todėl, kad, sakykime, ergonominė kėdė jūs įstato į tam tikrus rėmus, kurie galbūt jūsų ankstesniam kūneliui vadinamam tiesiog nepatikdavo, nes jums kaip ir nepatogu, kaip ir šiek tiek gal skauda ir taip toliau. Bet iš principo tai žmonėms, kurie ilgai sėdi, tai vienas iš išsigelbėjimų. Ir keletą pratimėlių, pavyzdžiui, iš sėdimos padėties, rąžymasis, kaip ir pasiražom. Kada mes labai daug dirbam prie pelytės, su pelytė, sakykime, prie kompiuterio, be abejo, labai didelė įtampa būna mūsų riešui. Ir netgi dažnai, sakykime, apatiniai riešo daly, netgi ir cistos išeina ir taip toliau, ir iš karto be abejo skausmas. Tai vienas iš variantų, kada mes išvirkščiai išsukame riešiukus ir juos įtempiame. Principe, tempimai, statiniai tempimai, aš visada rekomenduoju 15-20 sekundžių. Tai yra statinis tempimas, tai yra, kada mes įtempiame raumenį ir jį užfiksavome. Tik tai iš karto sakau, kad niekada negalima daryti tempimo per jėgą. Įtempėte, jaučiasi, stop. Ir palaikom. Ir visi kiti pratimai, rąžymais, užsukimai, sakykime, rankos už galvos ir už alkūnės patempimai. Bet koks judesys, kuris šiek tiek suaktyvins jūsų kraujotaką, jums yra naudingas. Matot, penktam paveikslėlyje galvos toksai pasukimas į šoną. Labai gerai. Labai suaktyvina kaklo kraujotaką ir taip toliau. Tik tai patarimas toks, aš visada nerekomenduoju sukioti kaklo aplink savo ašį. Nes manau, kad tai yra rizikinga ir gali atsirasti tiesiog tam tikrų pažeidimų. Ypač, kada mes buvome ilgą laiką vienoje kaklo pozicijoje ir nei iš šio, nei iš to mes pradedam sukioti kaklą aplink savo ašį. Tikrai nerekomenduoju. Toliau, be abejo, rankų pakelimai. Bet koks judesys, bet koks žingsnis į šalį ir taip toliau, tai yra jūsų sveikata, jūsų laikysenai
o tai reiškia ir pilnaverčiam jūsų gyvenimui. Ir kuo ilgiau jį išlaikyti. Gal bus klausimų? Laukit, aš tuo įsijungiu. Taip, matau pokalbį langelėje nėra klausimų. Gal kas norit paklausti, prašom, klauskit. Naudokitės proga. Niekas nedrįsta klausti. Visiems labai daug gavo informacijos, visiems labai aišku. Dabar aš kaip tik užsiminiau apie tam tikras gumas. Sakykime, kurias realiai galima naudoti ofisuose, dažnai naudoja sporto klubuose, galima namuose. Iš principo tai yra paprastos gumytės, jos tiesiog įsikiša į riešus, galima sukioti, galima iškėlus rankytės pritraukti. Visa tai duoda krūvį raumenims. Ypač tie žmonės, kurie ilgai sėdi prie kompiuterio, tai tiesiog yra išsigelbėjimas, sakykime, jūsų raumenukams, suaktyvinimui. Nes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš užsidedu gumas ant riešo, iškeliu rankytės į viršų, jas skėčiu ir traukiu prie smakro. Tai patikėkit manim, nugarai apkrova yra pakankamai nemaža, ypač tarpumentyje, pečių srityje ir taip toliau. Bet svarbiausia, traukiant prie savęs, kaip pavyzdys, palaikyti pilvo presą, nes labai dažnai žmonės tiesiog kompensuoja. Vyksta kompensacija, nes, kaip ir sakiau, pas mus raumuo kaip grandininė reakcija. Mes keliam su vienu raumeniu ir jeigu mes jau nebegalim pakelti, mums iš karto padeda pagalbinis raumuo. Iš karto. Suprantat? Tai taip vyksta kompensacija. Ir tiesiog, jeigu mes darom tam tikrus judesius, pilvukas turi būti tempiamės į save, kad jausmuo neišeitų, nes tai yra viena iš klaidų. Bet koks, sakykime, kaip pavyzdys, sėdimoj pozicijoje sėdmenų tempimas atrodo neįmanoma. Bet patikėkit manimi įmanoma. Jūs pastatėt koją stačiu kampu, uždėjot ant kelio čiurną ir lenkitės į priekį. Patikėkit manim, tai veikia. Ir netgi tai mažina nugaros skausmus, nes labai dažnai nugaros skausmai vyksta ne dėl to, kad pas mus bėda nugaroje, o pavyzdžiui, kažkur kitame raumenyje, pavyzdžiui, sėdmenys. Jeigu mums skauda pečius, tai gal bėda ne pečiuose, o bėda yra tarpumentėje. Automatiškai gali skaudėti kaklą, gali skaudėti galvą. Čia labai daug variantų. Negirdžiu jūsų. Aišku, sakau, supratom. Labai daug tikrai gerų patarimų davėt, tai turėjo tikrai žmonės išgirsti labai naudingų dalykų. Ar dar norit kas nors paklausti? Niekos nenori. Aš naudodamasis progą noriu visus, kurie buvo šitame ryšyje, pakviesti pas mus į sporto klubą RL Gym, Basanavičiaus 56, smagiai pajudėti, praleisti sportiškai laiką ir tikrai gausi dar daugiau patarimų ir sakykime, jeigu turite dar kažkokių tai bėdų, drąsiai kreipkitės, nes mes iš tikrųjų dirbam su žmonėmis, kurie turi iš tikrųjų labai įvairių, kaip sakant, bėdelių ir, sakykime, kad nereikėtų kažkokio chirurginio įsikišimo, iš principo galima pataisyti specialiais pratimais, specialiais testavimais ir visa kita. Tiesiog, jūs sutaupysit ir laiko, ir sveikatos. Ačiū labai, Modestai. Ačiū. Dar noriu pasakyti, kad skaidrės šitas rasit mūsų puslapyje, dar pasinagrinėkit, žodžiu, atsispausdinkit ir turėkit. Ir, žodžiu, Modestai atsiųsit man gerai ir mes patalpinsim. Tai ką, labai visiems ačiū. Modestui labai didelis ačiū už tokį gerą renginį išsamų. Jo, visi dabar į klubą, uteniškiai būtinai į savo klubą turi tokį gerą nueiti. Tai didelis ačiū visiems už dalyvavimą, gražaus artėjančio savaitgalio.